Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Sveiki visi, šiandien kamuolys atsibudo Šilutėje ir su juo yra pasisveikinama tikrai įspūdingai. Kaip kareiviai sako, nėra blogo oro, yra bloga apranga. Taip, kad mes įteikėme naują uniformą. Varom už Lietuvą! Sveiki, vietiniai Šilutės baikeriai. Klausykit, kodėl varot už Lietuvą? Nes Lietuva mėgstamiausia mūsų šalis. O kokia dar patinka? Kaunas. Gerai, tai klausykit, mėgstat krepšinį? Jo. Koks mėgstamiausias žaidėjas? Kleiza. Kodėl Kleiza? Nes gerai žaidžia. O tau kas patinka? Kleiza, nes gerai iš trajakų mėta. Kleiza. Bet Kleizos nebus nieko tokio, vis tiek laimėsim. Jo. Tikrai? Jo. Nes mes varom už Lietuvą! Didysis kamuolio žygis juda Rusnės link keliu, kuris kiekvienais metais yra apsemiamas. Šiandien tautos kamuolys atrodo yra saugus. Kitu atveju aš būčiau po vandeniu. Kągi, Rusnė tikrai jungiasi į 3 milijonų rinktinę ir dalyvauja, ir žaidžia, ir mėgsta, ir myli krepšinį. Rusnė kamuolys krepšinį visą laiką jaučiasi labai gerai, kadangi kada mes eina krepšinis į Lietuvą, kovoja dėl medalių, geriausiai už dėl auksą, tai Kaliningradas garsą išjungia visi girdi, kaip mes sergam už Lietuvą. Tai dabar aš labai norėčiau patikrinti tada iš karto, nes jūs čia taip mane sudominat. Rusnė varo už Lietuvą! Mėly vyrai, galvodami apie tai, kad nėra to blogo, kad neišeitų į gerą, imkite šitą kamuolį ir aš žinau tikrai, kad jūs tiek, kiek įdedate sveikatos jūs Lietuvai, gėdos nepadarysite, o mes visada jūsų lauksim ir visada jūs stebėsime per televiziją, o kiti galbūt nuvyksime, tie, kurie jaunesni ir į salę, pašvilpti garsiai. Na kągi, mes paliekam Rusnę ir keliaujam į Nidą. Ir dabar keliausim tikrai neįprastai, ne keliais ir keleliais, o vandeniu. Kaip tai mums seksis, pamatysit visai netrukus. O dabar mes varom už Lietuvą! Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras. Kur varot? Kur nežinau, bet už Lietuvą.